Trečiąją dalį apie šventąją dvasią noriu pradėti pirmo Petro laiško 4 skyriaus eilute 8, kuris sako: visų pirma, karštai mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia gausybę nuodėmių. Prieš tai serijose apie šventąją dvasią aš minėjau, kad šventosios dvasios pirmoji savybė yra meilė. Todėl norisi pabrėžti šis meilės svarbą, meilės, kurią turime mokytis praktikuoti brolių ir sesių Kristuje tarpe ir taip pat su kiekvienu savo artimu, kuris yra arti mūsų tuo metu. Toliau ši rašto vieta kalba taip: būkite tarpusavėje svetingi be murmėjimo. Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sukelia kiekvieną gautąją dovaną. Jei kas kalba, te kalba kaip Dievo žodžius, jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžius, amen. Mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Verčiau džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti dideliu džiaugsmu. Jei jūs užgaulioja dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes šlovės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Ji keikiama, o jūsų šlovinama. Kadangi čia mes renkamės visų pirmiausia, tikėdamiesi išgelbėti savo netikinčius artimuosius, ši eilutė man atrodo labai svarbi, nes kaip dažnai mes įtikėję būname tokie karšti, ar ne? Ta ugnis dega mūsų viduje, mes įtikėję, mes tokie karšti dėl Kristaus ir mes taip norime tuo pasidalinti su savo artimaisiais ir jie žiūri į mus ir nesupranta, kas mums darosi, nesupranta, ko mes iš jų norim, negirdi mūsų arba dar labiau mus tildo ir sako, nenori mūsų klausytis, pasityčioja kartais, ar ne? Užtildo. Ir štai čia mums sako, jeigu jūs užgaulioja dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti. Taigi mes palaiminti, kiekvienas, kuriam teko būti pašieptam arba užgautam kažkokiu tai nemaloniu žodžiu dėl Jėzaus vardo, kurį mes taip norime paskelbti, jo nepažįstantiems. Jūs palaiminti, sako Petras savo laiške, nes šlovės ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų. Ji keikiama, o jūsų šlovinama. Štaip kaip galime atpažinti Dievo dvasią esančią ant mūsų. Ji mus degina, kaip ugnis, ar ne? Degina kaip ugnis, verčianti daryti darbus dėl Kristaus, kalbėti kaip Dievo žodžius, jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Štai tokia ugnis mumise karšta užsidega ir mes norime viską daryti dėl Jėzaus Kristaus. Ir esam palaiminti, jeigu dėl to būname atmesti ir pašiepti ar įžeidžiami. Bet Viešpats ištikimas ir aš tikiu, kad visi mūsų artimieji, dar jo nepažįstantis, tikrai jį pažins ir mes kartu bendrai visi einame šiuo keliu, užtardami vienas kitą savo prašymuose ir maldavimuose. Ir taip jungtinėmis jėgomis atvesime į Viešpaties buveinę daugybę paklydėlių brolių ir sesių ir suteiksime
dangaus karalystėje didžiulį džiaugsmą. Ir toliau tęsim apie šventąją dvasią. Toliau pažiūrėkime į antro laiško Timotiejui, 1 skyriaus 7 eilutę, kuri yra labai svarbi eilutė, ar ne? Kuris sako, nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią. Tai vėl tos pačios šventosios dvasios savybės. Jėga, meilė ir savitvarda. Gerai, toliau pakalbėkime apie Pauliaus palyginimą apie kūną ir jo narius. Pirmam laiške Korintiečiams 12 skyriuje. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, visi buvome pagirdyti vieną dvasią. Vadinasi, dvasia mus vienija, dvasia mums duoda jėgos, dvasia pripildo mus meilės, kad galėtumėm gyventi santarvėje ir vienybėje. Ir tai yra savitvardos dvasia. Laiške Romiečiams 5 skyriui nuo 1 eilutės matome. Taigi, nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo, mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė išbandyta dorybė viltį, o viltis neapvilia, neapgauna. Nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Tiek daug šitoje rašto vietoje, ar ne? Tiek daug apie gyvenimą pagal dvasią. Bet vėl noriu pabrėžti, kad tai yra neatsiejama nuo Dievo meilės, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Na ir 1 Jono laiške 3 skyriuje nuo 22 eilutės dar noriu, kad pažiūrėtumėm kartu, ką jisai sako. Ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymą ir darome, kas jam patinka. Už tai jo įsakymas, kad tikėtum jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą. Ir mylėtumėm vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš dvasios, kurią jis mums davė. Taigi dvasia yra labai svarbi mūsų gyvenime, amžinajame gyvenime, kurį jau pradedame, būdami čia žemėje ir pradedami savo gyvenimą dangiškojoje karalystėje. Nuolatos būsime bendrystėje su šventąja dvasia, per ją vienydamiesi vieni su kitais ir su Kristumi ir su mūsų dangiškoju tėveliu. Toliau dar viena svarbi tema apie šventąją dvasią ir apskritai dvasią ir dvasias yra ta, kad mes turbūt puikiai žinome, kad egzistuoja ne tik šventoji dvasia, bet egzistuoja ir jai priešingos dvasios. Todėl aš noriu, kad mes pažiūrėtumėm kartu į kelias rašto eilutes, kur mums apaštalai nurodo, kaip atskirti dvasias ir kad reikia būti atsargiems, ar ne? Mes trokštame bendradarbiauti ir bendrauti ir dalyvauti tik šventosios dvasios gyvenime. Taigi, 1 Jono laiškas 4 skyrius 2 eilutė sako, ištirkite dvasias.
Kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų, kūne atėjusi, yra iš Dievo. Ką tai reiškia? Kad niekas be Dievo nurodymo negali pasakyti, kad Jėzus Kristus gyvenęs kūne žmogus yra įsikūnijęs Dievas, Dievas ir žmogus tuo pačiu, gimęs iš moters, švenčiausios mergelės Marijos, pašventinęs ją savo nuolatiniu buvimu kartu su ja, priėmęs iš jos materialų kūną. Šios dalykus gali pasakyti tik tai Dievo šventosios dvasios įkvėptas žmogus. Taigi Dievo vaikų gyvenimas, pradėjome jį žiūrėti nesenai ir žiūrėkime toliau. Dievo vaikų gyvenimas ir kaip jisai susijęs su šventąja dvasia. Jono pirmasis laiškas 4 skyrius sako taip: saugotis pasaulio ir antikristo. Mylimieji. Ir man taip norisi vis taip kreiptis, mylimieji. Ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Iš to pažinsite Dievo dvasią. Kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo. Ir kiekviena dvasia, kuri neišpažįsta Jėzus, nėra iš Dievo. Jėzus kaip Dievo, jeigu neišpažįsta, yra, žinote, kurie sako, kad taip, Jėzus buvo toksai pranašas ir taip, Jėzus yra vienas iš išrinktųjų mokytojų. Ten esu girdėjus visokių tokių teorijų iš New Age koncepcijos arba ezoterikos ir ten jogų visokių mokymų. Taip, Jėzus buvo toksai, gyveno toksai žmogus, jis buvo palaimintas, jis buvo pranašas, jis buvo mokytojas, jis buvo ten aukštesnysis vadovas ir panašiai, bet ne. Kristus buvo gyvojo Dievo sūnus, pats Dievas įsikūnijęs žmogaus kūne. Taigi, pagal tai mes galime atskirti, kas su mumis kalba, kokia dvasia kitame žmoguje kalba su mumis. Jei norime pasitikrinti ir įsitikinti, kad esame toje pačioje dvasioje, reikia paprašyti aiškiai, kad žmogus pasakytų savo poziciją. Ar jo nuomonė Jėzus Kristus buvo išties įsikūnijęs Dievas, Dievas gyvenantis kūne, gimęs ir miręs, patyręs kūnišką gimimą ir kūnišką mirtį. Taigi ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo. Tokia dvasia iš antikristo, netgi taip, apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs. Jis jau dabar yra pasaulyje. Jūs esate iš Dievo vaikeliai ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumise, mes jau priėmėm Jėzų Kristų ir jis gyvena mumise. Taigi tasai, kuris mumise, didesnis už tą, kuris pasaulyje. Visada mes esame pergalėję, kadangi Jėzus Kristus pats gyvena mumise. Ir jis yra stipresnis, jis yra didesnis, jis yra galingesnis, jam yra padėta po kojomis viskas, kas yra danguje, žemėje ir po žemė, ir jam viskas paklūsta. Taigi jis yra didesnis, esantis mumise. Jie yra iš pasaulio, todėl kalba apie pasaulio reikalus ir pasaulis jų klauso. Mes esame iš Dievo. Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso. Jeigu jūs manęs klausote, tai jūs jau pažįstate Dievą ir aš taip branginu ir taip džiaugiuosi už kiekvieną, kuris ateina pasiklausyti šių dalykų, nes iš tiesų man asmeniškai yra pats didžiausias pasaulyje ir gyvenimo malonumas kalbėti apie Dievą, apie Dievo žodį, jį tyrinėti, jį skaityti, jį klausyti, jį skelbti, dalintis juo su kitais. Ir man teikia didžiulį malonumą tai, kad yra tų, kurie taip pat trokšta to klausytis, kuriems yra malonu klausyti šios dalykus. O kas ne iš Dievo, tęsė Jonas, mūsų neklauso. Iš to mes pažįstame tiesos dvasią ir klaidos dvasią.
Taigi, kam nemalonu klausytis apie Dievą, nemalonu klausytis jo rašto žodžių, kas jiems prieštarauja, yra įkvėpti ne iš Dievo esančios dvasios, kuri yra klaidos dvasia, iš kurios mes ruošiamės išlaisvinti savo dar neįtikėjusius artimuosius. Iš šios klaidos dvasios mes norime juos išlaisvinti. Gerai, toliau pažiūrėkime kartu taip pat į pirmą laišką Korintiečiams 2 skyrių, kuris sako: mes skelbiame paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį. Vau, įsivaizduokite, mes dalyvaujame paslaptingoje ir paslėptoje Dievo išmintyje, skelbdami jo žodį. Mes dalyvaujame Dievo paslėptoje išmintyje. Kas gali būti geriau, kas gali būti maloniau, kas gali būti smagiau, kas gali teikti didesnį džiaugsmą ir laimę, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti. Dievas nuo amžių paskyrė mus išaukštinti šią išmintį. Taigi šventas raštas yra pilnas šios paslaptingos ir paslėptos Dievo išminties, kurią Dievas nuo amžių paskyrė kam mums išaukštinti. Netgi ne savo pačiam, bet išaukštinti tuos, kurie įtiki ir kurie mėgaujasi jo žodyje paskelbtą išmintimi, skelbiamą išmintimi. Išmintimi, kurios nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpačio nukryžiavę. Taip, čia galime vėl, yra nuoroda, kaip atskirti, ar ne, kaip atskirti dvasias, kurios kalba per žmonės, kurios yra iš Dievo, kurios yra šio pasaulio dvasios. Tai dėja, tie, kurie nukryžiavo mūsų viešpatį Jėzų Kristų, buvo įkvėpti šio pasaulio dvasių ir nepažino viešpatį esančius Dievo dvasios, Kristuje esančius Dievo dvasios. Bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui į širdį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Įsiklausykite, kokie nuostabūs pažadai. Ir mes juos skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui į širdį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Taigi nuo to momento, kai mes pamilstame viešpatį, mūsų gyvenimuose pradeda pildytis šis nuostabus pažadas. Mūsų gyvenimas vis labiau ir labiau prisipildo dalykų, jie mums atsiveria, jie nusileidžia į mūsų gyvenimą per dvasią, iš šventosios dvasios į mūsų dvasią, į sielą, paskui į protą, į mintis, į širdį, į jausmus, į emocijas ir į kūną. Dalykai, kokių akis nėra regėjusi, kokių ausis nėra girdėjusi ir kokie žmogui nėra atėję į širdį. Nes Dievas tai yra paruošęs kiekvienam iš tų, kurie jį myli. Vau, Dievas mums tai apreiškia per savo dvasią, vėlgi per savo dvasią, ar ne, kaip svarbu, kad mes priimtumėm jo dvasią, mes jos prašytumėm, mes gyventumėm pagal dvasią ir dalyvautumėm dvasios gyvenime, Dievo dvasios. Dievas mums tai apreiškia per savo dvasią, nes dvasia visą ištiria, net Dievo gelmes. Įsivaizduokite, gaudami šventąją dvasią mes įeiname į bendradarbiavimą ir į bendravimą su dvasia, su pačio Dievo dvasia, kuri ištiria Dievo gelmes. Dievas yra begalybės, yra begalinis išmintingas, tas, kuris sukūrė visatą, regimą ir neregimąją, tas, kuris sutvarkė taip, kad viskas vyksta sekundžių tikslumu, planetos sukasi ir atlieka joms nustatytus veiksmus kažkur erdvėje, niekas nekrenta, viskas laikosi. Ir mes kartu skrendame
kažkur tai erdvėje ant žemės ir viskas yra sutvarkyta, viskas laikosi, viskas vyksta nustatytų laiku. Kokia yra didelė jo išmintis ir galybė, tas, kuris išlaiko visą visatą savo vietose. Tai įsivaizduokite, mes einam į bendravimą ir bendradarbiavimą su jo dvasia, kuri ištiria jo gelmes ir mums atskleidžia pagal mūsų pajėgumą priimti dalykus, apreiškia vis naujų ir naujų dalykų. Kaip klausiausi vienam liudijime, kuriame moteriai kalbėjo viešpats apie amžinybę ir jis sakė, aš turiu tiek daug dalykų, kuriuos noriu jums parodyti, kad jums visą amžinybę jūs būsite nustebę ir apstulbę, kas kartą matydami vis naujus dalykus, kuriuos aš noriu jums atskleisti. Taigi šiame gyvenime mes matome tik ribotai mažą dalį ir net ir gaudami apreiškimą mums yra atskleidžiama po truputį to šydo. Bet amžinybėje aš manau, kad mes galėsime matyti daug daugiau ir viešpats turi tiek daug visko su mumis pasidalinti, aprodyti, parodyti, atskleisti, kaip jis kuria, ką jis sukūrė, kaip visa tai vyksta. Įvairiausių dėsnių ir tvarkos jo kūryboje dalykų, kurių mes nepajėgiame suprasti, būdami kūno sąlygoti ir ne apriboti šioje žemėje. Taigi mes einame į bendravimą su dvasia, Dievo dvasia, kuri visą ištiria, net Dievo gelmes. Ir kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties dvasia. Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo dvasia. Štai čia matome, kad mumise jau kaip kūrinyje, susidedančiame iš 3 dalių, dvasios, sielos ir kūno, dominuoja dvasia ir dvasia yra ta, kuri viską žino apie žmogų. Žmogaus dvasia viską žino apie žmogų, o Dievo dvasia viską žino apie Dievą. Ir mūsų dvasia sueina į bendrystę. Mums Dievas duoda savo dvasią, šventąją dvasią ir mūsų dvasia gali iš šventosios dvasios semtis pažinimo, apreiškimo, žinojimo, išmanimo iš Dievo gelmių. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią iš Dievo, kad suvoktumėm, kas mums Dievo dovanota. Taip, čia yra dar daug ką mums suvokti, ką mums Dievas yra dovanojęs ir mums tai suvokti padeda Dievo dvasia. Apie tai ir kalbame, ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko šventoji dvasia. Dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Taigi gavę šventąją dvasią mes pradedame mėgautis dvasiniais dalykais, šventais dalykais, Dievo dvasią, džiuginančiais dalykais, ar ne, kuriuos mes jau šiek tiek aptarėme prieš tai buvusiuose video. Mes trokštam, mums malonumą teikia tie dalykai, kurie yra malonų šventai dvasiai ir mums jie pasidaro patys įdomiausi, patys maloniausi, teikia daugiausiai džiaugsmo, teikia daugiausiai laimės, veda mus į tiesą ir teikia didžiulę pilnatvę, pripildo mus, mums teikia pilnatvę, džiaugsmo pilnatvę, kurią mes turime viešpatyje. Ir paskutinės eilutės, kuriomis noriu užbaigti šios dienos dalį apie šventąją dvasią, yra šios. Mato 4 skyrius, 4 eilutė. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir žinote, kažkuriuo savo gyvenimo momentu aš taip įtikėjau šiais žodžiais ir taip troškau sužinoti, ką iš tiesų tai reiškia realiai, fiziškai šiame gyvenime, kad aš supratau, kad Jėzus, kada išėjo į dykumą ir 40 dienų pasninkavo, jis buvo būtent gyvas, jis tuo pademonstravo šiam pasauliui,
kad jis nėra pavaldus kūno poreikiams, kad jo kūnas yra gyvas ne šio pasaulio maistu, bet kad jisai yra gyvas iš Dievo dvasios. Jis pats yra žodis ir jis tą žodį išreiškia šventajame rašte. Ir jis tai labai aiškiai įrodė, pademonstravo savo pasninkų dykumoje. Taigi aš irgi norėjau pajusti, ką tai reiškia. Ir aš pasninkavau 2 kartus per savaitę, trečiadieniais ir penktadieniais. Pradėjau nuo labai trumpų momentų su duona ir vandeniu, paskui ilginau ir pasninkaudavau iki kartais 48 valandų, ar ne, nuo, tarkim, antradienio vakarienės iki kartais net ketvirtadienio vakarienės. Aš nesakau, kad tai yra būtina, aš nesakau, kad to reikia, ar kažkaip čia mane tiesiog taip vedė dvasia. Aš buvau taip įkvėpta, aš taip norėjau pajusti, ką tai reiškia gyventi. Gyventi žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Aš supratau, kad tai yra dvasinis maistas, kad tai yra maistas mano dvasiai. Ir kadangi sekant eilutė, kurią aš noriu su jumis pasidalinti, sako, Jono 6 skyriui 63 eilutė sako, dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Taigi aš supratau, kad mano gyvybė ateina iš dvasios, ne iš kūno. Ne nuo kūno priklauso mano gyvenimas. Mano kūnas paklus dvasiai. Mano kūnas privalės gyventi tiek ir tarnauti man taip ir tiek, kiek mano dvasia norės arba mano dvasiai reikės, kiek šventoji dvasia ves, įkvėps ir norės, kad aš gyvenčiau ir kažką daryčiau šioje žemėje. Ne nuo to, kiek aš valgau, ar ko valgau, ar kaip valgau, ar ko nevalgau, priklauso mano gyvenimas, bet nuo šventosios dvasios. Ir čia dar Jėzus pabrėžia, kad žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Jis pats yra žodis ir žodžiai, kuriuos jisai kalba, arba tėvas kalba, arba šventoji dvasia kalba, yra dvasia ir gyvenimas. Ir čia matome, kaip jie yra persipynę, ar ne? Žodis ir dvasia yra neatsiejami. Ir trečia eilutė, su kuria noriu pasidalinti, tai yra Jono 4 skyrius 24 eilutė, kuris sako, Dievas yra dvasia. Ir vėl čia matome, ar ne? Dievas yra dvasia. Ir jį garbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Jie visi yra taip tampriai susiję, Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia, kad jie yra neatsiejami. Žodis, dvasia, Tėvas, Sūnus, tai yra vienas darinys, kuriame, jeigu mes priimame vieną, neįmanoma atmesti kitų. Jie vienas kitą papildo ir jie visi kartu bendradarbiaudami tarpusavyje, jie ateina ir susivienyti su mumis, mūsų dvasia, mūsų žmogiška dvasia, kuri mums teikia gyvybę. Tiek šiam kartui, ačiū labai visiems, kurie manęs klausotės ir iki sekančio karto.